Panevėžio lėlių vežimo teatras organizuoja edukacijų festivalį Labas aš lėlė. Senvagės saloje profesionalūs lėlių teatrai iš Kauno, Vilniaus, Rokiškio kvies sudalyvauti išskirtinėse edukacijose. Tokia netradicinė erdvėje, tai Senvagės saloje atvyksta 4 teatrai ir Senvagės sala tas 2 dienas pavirs į tokį pasakų miestelį. Antanas Markuckis sako, kad festivalio metu bus galima išbandyti visiškai skirtingas naujų formų edukacijas, kurios išmokys įvairių lėlių teatro paslapčių, dalyviai pasigamins lėles iš skirtingų medžiagų, patys galės akimirką tapti aktoriais, režisieriais, scenografais. Pirmas toksai festivalis, nes mes pamatėme, kad vis tik edukacijos yra reikalingos, juose noriai dalyvauja vaikai, tėvai, patys kūrė lėlių teatrą, patys gaminasi lėles, patys vaidina pasaką. Tai įdomi patirtis vaikams yra ir labai graži pažintis su lėlių teatru. Taip pat festivalio metu Senvagės saloje Panevėžio lėlių vežimo teatras rodys ir spektaklius, o vakarais į teatro salę pakvies jaunimą ir suaugusius. Noriu pakviesti taip pat ir suaugusį miesto žiūrovą, tai rugsėjo 8 ir 9 dienomis vakare teatre vyks spektaklis suaugusiam Figaro vedybos. Spektakliai ir visi renginiai nemokami, taigi kviečiam apsilankyti. Galima registruotis, informacija telefonu 511 236, galima skambinti į teatrą, įeiti į mūsų puslapį ir visą informaciją ten rasit. Festivalis Labas aš lėlė jau rugsėjo 8-9 dienomis Senvagės saloje.